Sveiki atvykę į naują video iš Japonijos. Čia yra Simona, su kuria mes šiandien keliausim. Palaukite, aš praleisiu žmonės. Šiandien mes darysime ant 1, 2, 3 mes pasakysime Geek Trip. Gerai. 1, 2, 3 Geek Trip. Šiandien mes darysime 1, 2, 3 Geek Trip. Kas reiškia, kad mes vaikščiosim po Tokiją ir ieškosime visokių retro konsolių, žaidimų, kameros accessories visokių, žodžiu, daug dalykų. Tai imkite savo snacksus, ruoškite savo riebius pirštukus, kad praleisti reklamas, kurios bus išdėliotas po šitą video, ir gero žiūrėjimo. Ar reikia tavo žiūrėjimas? Jūs turbūt norit sužinot, ar mes pirksim kažką konkrečiai. Iš esmės taip. Mes su Simona labai daug žaidžiam Nintendo ir mes žaidžiame Super Mario 3D World, man atrodo. Tai vat, mūsų žaidimas beveik baigėsi ir kitas mūsų žaidimas yra Paper Mario. Matot? Aš nežinau, ar jūs pamatysit, bet vienam žmogui. Mes negalim pažaisti šito žaidimo, nes jis skirtas vienam žmogui. Aš idiotas. Aš nupirkau žaidimą, kurį aš norėjau žaisti kartu su Simona, bet jis yra vieno žmogaus žaidimas. Ir kol mes esame Japonijoje, kadangi čia yra toks dalykas kaip tax free, tai iš esmės tau 10% nuo tavo pirkinių nusima. Mes norime... Virš 5000 jenų. Jeigu pirki virš 5000 jenų, kas yra kiek? 30 eurų. Tai mes norim paimti dar vieną žaidimą mūsų Nintendui. Ir dar aš norėčiau rasti visai kokį Nintendo 3DS-ą, bet aš ir pleistekus parodysiu, jeigu mes juos rasim. Ok, mes ką tik išėjom. Simona, tavo pirma retro parduotuvė žaidimų įžvalgos. Nu, it was cool. Aš kol kas tik tai Mario Nintendo žaidžiu, tai aš nelabai daug ką ten supratau, bet buvo šiaip faina pasižiūrėti, nes atrodo, kad realiai užėjai kažkokį seną kioską Japonijai. Nėra tokia? Jo, yra biški, bet grinai tokį japonišką, nes Lietuvoje tokių aš nežinau net kur rast. Nu, turbūt yra pora parduotuvių. Mačiau Nintendo DS-o kartridžus, aš jų 100 metų nematęs, man kažkada gimtadienio proga padovanojo Nintendo DS-ą ir aš turėjau tuos kartridžus ir man tai buvo faina juos vėl pamatyti. Ir dar labai daug posterių ir visokios makulatūros, kaip, nu, visokie menkniekiai, žurnaliukai, plakatai, posteriai, bet ten taip tylu, taip nejauku, jūs neįsivaizduojate, mes ten norėjom. Labai mažai vietos ir ten visi labai kažkaip stovėjo nejaukiai vienas prie kito ir taip net nejauku buvo paprašyti, kad pasilinktų kažkas. Žiūrėkit, norėjau parodyti labai greitai, čia yra tie dekliukai, kurie labai populiarūs Japonijai ir jie vadinasi iFace. Aš netgi pats tokį turiu, aš jį nusipirkau Harajuku rajone. Žiauriai kietas dekliukas, man labai jis patinka ir jie yra Korėjų gaminami ir jos labai mėgsta japonai, jos labai patogu laikyti rankose ir tiesiog jie yra, nu, labai faini, aš nežinau, ta prasme, jeigu būsite Japonijoje, tai galit savo paimti. Ok, dar kietas dalykas apie Yodabashi kamerą, kurį noriu labai greit pasakyti, kol manęs nenutrenkia vėl. Čia galima viską pasimatuoti, viską pažiūrėti, paliesti ir nėra jokių restrikšinų. Čia galima netgi laikrodžius pasimatuoti. Ta prasme, laikrodžius. Čia yra žiauriai keisti. Nu, aš žinau, kad yra laikrodžių parduotuvės, bet čia nėra laikrodžių parduotuvė, čia yra visko parduotuvė, absoliučiai visko. Va čia, pavyzdžiui, yra Fujifilmo GFX-as, jo. Ir ją galima paimti, ją galima įjungti. Ir ją galima pažiūrėti. Ta prasme, tai nelabai kur įmanoma tai padaryti išvis. Ir pavyzdžiui, aš galiu pažiūrėti, čia toks stiprus objektyvas ir jis taip į toli, kad aš realiai tik tenai kažkur galiu. Pažiūrėkit, stovas šuniui. Jeigu turit šunį, galite ant jau užkabinti kamerą ir jis bėgios su kamera. Čia 2 aukštai yra skirti žaidimams. Tai reiškia, kad šitas aukštas yra labiau visokie, aš tai labiau fiziniai dalykai, o antras aukštas yra, nu, kaip fiziniai, tipo visokie žaisliukai, posteriai, plakatai, o antras aukštas jau yra actual žaidimai. Eik tu savo, aš išleisiu visus savo pinigus, hebra, aš nemelosiu. Pažiūrėk, Liumiksas. Žaisliukas, pakabukas. Kaip tu šitą dainelę, Simona? Aš jas sapnuosiu šiandien.
žodžiu, mes ką tik radom su Simona, kur galima Switch 2 pažaisti ir pas mus yra Switch OLEDas, tai tuoj pažaisime Gorilla, Donkey Kongą, kažkokį geimą. Aš mačiau, kad jis išėjęs Switch'ui, tai bus įdomu. Aš negalėjau, aš ten japoniškai viskas ir Sima nemoka dar Mario Kartą žaisti, nes mes jo nežaidėm niekad, tai mes tiesiog paliksim žmonėm, kurie moka žaisti, nes at this point čia jau tiesiog gėda. Mes jau pabuvom čia, tai dabar mes išvarom, nes mes žiauriai pavargom ir čia mes nieko neradom, tai mes tęsim mūsų geek tripą, bet dabar jau į book office, kur yra used dalykai. Tai reiškia, ten mes paimsim žaidimą. Simon ir aš mes nusprendėm, kad mes norėsim Mario Kartą. Tai einam ieškoti Mario Karto. Šiaip nežinau, ar kažkas iš jūsų mėgstat mozaikas, bet aš labai mėgstu mozaikas. Ir čia vat yra mozaikos. Tai nedėkokit man, aš jums parodyčiau mozaikas Japonijai. Šiaip, jeigu pastebėjot, tai orelis šiandien nelabai. Tai labai gera diena pasivaikščiat po parduotuves. Bet ir tokį pabandysiu jums biškį parodyti, gal jeigu būsim iki vakaro, tai pamatysit ir naktinį tokį, ką gali žinot. Pas mane, aišku, 20 minučių kameroje liko, nes aš pamiršau savo SD kortelę, dėl to reikia viską labai greitai sakyti, atsiprašau, aš tau reikia bėgti. Gerai, tai kažkodėl į bulvę reikia lipti per kažkokius... Kažkodėl reikia lipti va tokiais laiptais kaip į kokį, nežinau, kaip į Naujanuose tartum užėjau kažkokį pastatą. Ir dar vienas mini intarpas. Tai pasirodo, kad Super Potato Gaming yra labiau retro. Būtent retro žaidimų parduotuvė. Ir tai reiškia, kad tenai ne tai, kad nėra to, ko aš norėjau, o aš norėjau... Aš jums parodysiu, ką aš nupirkau. Viskam savas laikas. Tenai yra visokie arkadinių žaidimų automatai, Game Boy Advance ir taip toliau. Žodžiu, dalykai, su kuriais aš neaugau. Nežinau, ar jie dar nebuvo išleisti, ar tiesiog mes neturėjom tiek pinigų, kad, žinot, Ukraina gauti Game Boy Advance ar Nintendo buvo biški sunkiau, sakykime taip. Gerai, tai toliau prasidėjo lietus, tai kamerą aš supakuosiu. Aš šiaip norėjau pridurti, kad man asmeniškai nieko įdomaus. Tai, ko aš ieškojau, aš neradau ir dabar varom į dar vieną vietą ir pažiūrėsime, kaip bus tenai. Gerai, tai praeitose vietose mes nelabai ką radom, tai dabar aš pamačiau gigantišką pastatą, kuris kaip ir nebuvo mūsų sąraše, bet jis yra toks didelis ir ten yra kaip tik video game skyrius. Ir beje, yra vienas dalykas, šiaip Japonijoje yra tokios vietos, jos vadinasi book offai. Ten iš esmės softvaras labiau, o yra dar hard offai ir tenai tipo hardwares. Ir mes jį buvom užėję, ir ten čia buvo žaidimas, kurio mes ieškojom, bet aš beveik įsitikinęs, kad šitam arba kitam book offai, kuris didesnis, jis bus pigesnis. Ir kadangi aš kilmės žmogus, aš pažiūrėsiu, ar ten pigiai. Buvo irgi tas žaidimas, bet ten nebuvo tax free opcijos, mes išėjom, išstorminom. Ar tu pikta? Taip. Simona labai žiauriai pikta buvo, pasiuntė pardavėjus visus tiesiog. Jinai ėjo prie kiekvieno pardavėjo ir siuntė jos, ta prasme, jinai fucking keikė jos. To nebuvo. Ir aš edinsiu šitą vlogą, tai ta prasme, jūs realiai, aš iškirpsiu. Žodžiu, atėjome į dar vieną book offą, tai galbūt čia bus tas mūsų Mario Kartas ir Simonai labai patiko Cuphead žaidimas, tai... Nes aš žiūrėjau filmukus Cuphead, aš manau, mes su sesė vieną kartą visą rytą iki dienos pražiūrėjom Cupheadus. Cupheadų filmukai ir antrą dieną darėm tą patį, tai man geri prisiminimai apie Cupheadus. Aš nemeluosiu, aš ką tik sužinojau, tiesiog kai buvom parduotuvėj sužinojau, kad Cupheadas buvo iš tikro filmukas toksai. Nežinau, kas pirmas buvo. Filmukas. Nu, kai jūs buvot maži, dar nebuvo žaidimo, man atrodo. Ne, mes žiūrėjom neseniai. Ai, tai žinau, gal žaidimas ir buvo pirmas. Gal dėl to, kad taip patiko žaidimas, padarė filmuką. Nebuvo. Mes išeinam, mes patyrėm pralaimėjimą, bet mes grįšim stipresni. Mes einam valgyti to iššokų, manau. Jo? Nori valgyti? Valgyti tikrai nori. Valgyti Simona tikrai nori, tai jau susitiksim. Aš nežinau, kai valgysim ar kai žaisim. Aš nežinau. Geek tripas yra fucking crazy. Simona rado žiauriai kietą vietą. Čia labai pigus bolai, jie pilni žuvies ir kainuoja 800 jenų, kas yra apie 5-6 eurai. Ir mes dar prie namų turim rameną, į kurį aš irgi norėsiu nueiti. Labai laimingas, labai dėkingas Simonai. Simona, porą žodžių iš čia.
Jo, nežinau, atrodo visai promising, nes čia vien japonai atrodo. Atrodo skaniai, atrodo pigiai, tai valgysim. Ar tu laiminga? Simona atsisakė kalbėti, jinai sakė, kad ne. Žodžiu, pakalbinsim Simoną po to, kai jinai pavalgys, nes jinai truputį alkana ir aš nenoriu jai trukdyti, nes aš ją gerbiu. Simona, pagarba. Geras. Nu, pas Simoną galbūt biški močniau. Pas Simoną toks prabangesnis patiekalas, bet ir manau, nebus blogas. Dabar pavalgysim ir papasakosiu, nes čia niekur mane tilps kamera, nu tiesiog niekaip realiai. Wow. Kaip matėt, teko filmuoti biški su rageliu, bet galiu dabar įvertinti pilnai. Sriuba, patys makaronai labai faini, bet sultinys, not a fan. Sorry, nelabai patiko. Frainti visi dalykai, žiauriai geri. Ta prasme, ta pirma žuvi, kurią atkandau per ragelį, nebuvo labai gera, bet tas krevetė ir krabas, man atrodo, dar buvo, ar ašnukojis, labai skanu. Yra kažkokios salotos, kurios žiauriai primena mišrainę ir realiai pagal skonį kaip mišrainę. Ryžiai, tiesiog ryžiai. Ai, ir žalias dalykas, kurį rodžiau, tai čia kažkoks matčia pudingas, jis žiauriai keistas skonio ir jeigu atvirai nelabai skanus, bet šiaip 8 iš 10, man labai patiko, aš visai grįžčiau paragauti kitų dalykų čia. Ir šiaip pasirodo šitą vietą yra kaip izakaja, tai pas japonus, tai kaip pas ispanus tapas. Jie tiesiog užsako labai daug smulkių patiekalų ir geria ir valgo tos smulkius patiekalus. Šiaip labai faina ir man atrodo Lietuvoje mes irgi turim vieną ale izakaja, jinai yra prie Mo muziejaus. Greičiausiai padarysiu šiaip iš ten video į Instagramą, gal su Simona paragausim, o iš čia pasakysim, ar atitinka originalią japonišką izakają. Aš grįžau trečią kartą. Nes dabar aš parodysiu savo svarbiausią pirkinį iš Geek Tripo, kuris nepateko ant kameros. Ar jūs pasiruošę? Ponios ir ponai, praktiškai mint condition. Nu, bent jau labai geros būklės, sakytume. Nintendo 3DS idealioj būklėj su priklijuotom ekranų apsaugom. Jau užmodintas beje. Jo, čia yra Nintendo 3DS-as, užmodintas su, taip pat turi savyje Breaking Bad themą. Jau atsisinčiau kelis žaidimus, bet jo, būklė insane. Absoliučiai insane. Aš jums noriu parodyti. Mes nupirkome ir jau pažaidėm Mario Kartą. 10 iš 10. 10 iš 10? 10 iš 10. Realiai žiauriai patiko? Nu labai addicting. Taip pat Simona nusipirko savo. Maikutę. Prašau, Simona, sėskite, rodykite maikutę. Noriu parodyti savo mėgstamiausią dalyką, dar nebandžiau, bet aš jau matau, ant kiek promising yra, kad čia iš dviejų šonų yra kišenės. Jo. Čia šiaip atrodo žiauriai patogu, taip tiesiog vaikščioti. Ir žiauriai cool atrodo, tu atrodo labai hipariškai. Ne? Jo. Negudvai. Jo, negudvai. Ir dar, aš nežinau šiaip šito brendo, bet aš pasakė, kad čia kažkoks kietas brendas. Čia Gramičiai. Kas žinot, daug... Aš žinau. Nu, kas žinot, Gramičiai yra fainas brendas, pas jūs yra... Mane girdės? Activewear? Jo, hipariškas Activewear, nu bet jau aš taip matau Gramičiai. Anyways, jo, labai patogiai, labai fainai, kainavo gal kiek, 6 eurus. Jo, last but not least, šita crazy, absoliučiai piniginė, kurią aš radau už... Nu, jinai nėra pigi, jinai kainuoja gal 20 eurų ar kažkas tokio, bet... Čia mano duomenys biški matosi, žinokit. Jinai yra odinė ir iš išorės jinai atrodo kaip džinsinė kažkokia medžiaga ir jinai yra su zipuku. Išsikrauna kamerą, atsiprašau, mes turime jau atsisveikinti, tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video, prenumeruokite Sašos kanalą. Prenumeruokite Simonos kanalą ir žiūrėkite šitus video toliau. Ir taip pat, jeigu norite pamatyti iš manęs kitokio turinio, tai taip pat prenumeruokite, nes aš dar kelsiu daug visko įdomaus, ne tik vlogus. Dar turi kažkokį, dar nori kažką pasakyti, nori kažką išsireikšti. Keliaukite į Japoniją. Čia žiūrėkėtai. Jo, keliaukite į Japoniją, čia žiauriai fan.